Šio vakaro mūsų pokalbio tema iš ties yra labai įdomi ir labai susijusi ir atkartojanti savotiškas dviejų valstybių paraleles. Šis vakaras yra dedikuotas Lietuvos Respublikos prezidentui Antanui Smetonai, kurio 150-ąjį gimimo jubiliejų švęsime šiemet. Bet jo atminimo metų istorija taip pat simbolizuoja savotišką irgi konfliktą mumise, mūsų dabartinėje visuomenėje, susijusia tiek savotiškai su aktualumu ir netgi galbūt kažkiek su abejingumu. Ir tai pabandysime šio vakaro eigoje pasižiūrėti, ar Latvijos istorija taip pat patiria tokias sukrėtimus, kaip savotiškai išgyvenome mes juos. Tačiau vakaro herojus yra Karolis Ulmanis. Jis pasirinktas kaip Latvijos valstybės vadovas, Latvijos Respublikos prezidentas, atkartojantis savotiškai irgi Smetonos paralelę, bet kartu įdomu žvilgterėti ir į kaimyninės valstybės raidos istoriją, tai mes pasistengsim tiesiog žvilgterėti į tai. Ir drįsčiau sakyti, kad Latvijos istorijoje Karolis Ulmanis galbūt netgi yra šiek tiek svarbesnis negu mūsų istorijai Antanas Smetona. Todėl, kad mes, kai kalbame apie savo istoriją, Antanas Smetona įprasmina valstybės atkūrimą. Tuo tarpu Karolis Ulmanis įprasmina valstybės sukūrimą. Ir čia yra toks didelis skirtumas, kalbant apie šių dviejų valstybių istoriją. Na, o pačiai pradžiai dar norėčiau pasakyti, ar yra tekę girdėti, jog Karolis Ulmanis yra lankęsis čia, Kaune, yra buvęs šituose rūmuose ir yra buvęs čia, šitoje salėje. Tai yra įdomus faktas. Ir tai yra įdomus faktas ta prasme, kad mes nesame turėję dviejų valstybių prezidentų oficialių vizitų. Ir mes nesame turėję kitos valstybės prezidento vizito čia į mūsų valstybę. Tad Karolis Ulmanis išties lankėsi būdamas ministrų pirmininku ir čia susitiko su Lietuvos Respublikos prezidentu Aleksandru Stulginskiu. Ir kas yra įdomu, kad jie buvo abu agronomai, na ir matyt turėjo aptarti ne tik tai valstybės reikalas, bet galėjo aptarti ir savo patirtį ūkio kūrime ir kartu savotišką pradinę veiklą aptarti. Na, kalbant dar apie vizitus, yra dar viena įdomi detalė, kai galbūt ją pasisaugosiu vėliau tolesniam aspektai. Taigi dabar pradžiai norėčiau iš tikrųjų paklausti tokio klausimo mūsų svečio. Kai mes kalbame apie prieškario istoriją, mes kalbame apie Smetonos laikus. Mes visą laikotarpį pavadiname Smetonos laikais, nors realiai Smetona apriepia 26-uosius, 40-uosius laikotarpius, bet visą tą laikotarpį mes vadiname Smetonos laikais. Tuose Smetonos laikuose mes turime ir Aleksandro Stulginskio, ir Kazio Griniaus laikotarpį, bet juos prisimenam gerokai rečiau. Kaip yra su Latvijos istorijos pasakojimo? Ar Latvijos istorija yra Ulmanio laikai? Ką reiškia ir ką simbolizuoja toks posakis? Ką tai sako apie Latvijos valstybės istorijos pasakojimą ir tai, ar Ulmanio laikai yra susiję tik su valstybės prezidento institucijos svarba? Jā, Lietuvas vēstures vispār stāstā mums ir diezgan skaidri izteikts laika posms, kuru mēs saucam par Smetonas laikiem.
Lai gan šajā Lietuvas neatkarības laikā vispār bija arī citi prezidenti, gan Aleksandrs Stulginskis, gan Kazijs Griņus, taču viņus mēs kaut kā atceramies mazliet retāk. Ja? Un vai Latvijas vēstures stāstā ir tā saucamie Ulmaņa laiki, ko tas nozīmē, ko vispār simbolizē šis teiciens, un ko tas saka par Latvijas valsts vēstures stāstu, un vai tas ir saistīts tikai ar Latvijas Republikas prezidenta institūcijas attīstību? Jā, labvakar, paldies par jautājumu. Prieks būt šeit, Kaunijā. Es došu šādi. Labas vakaras, labai ačiū už klausimą, smagu būti Kaune. Es teiktu, ka droši vien, ka nav nekāds pārsteigums, kā arī Latvijā tieši tāpat 20. 30. gadus tādā sarunu valodā, tautā, tā arī dēvē par Ulmaņa laikiem. Nėra jokia staigmena, kad būtent 20-osius, 30-osius metus Latvijos istorijoje ir kalboje, šnekamoje kalboje, linkstama vadinti būtent Ulmanio laikais. Un mūsu gadījumā varbūt tas pat vēl paradoksālāk. Tā iemesla dēļ, ka patiesībā, atšķirībā no Lietuvas, kuras Smetonas valdīšanas laiks bija tomēr krietni ilgāks, Ulmanis pie varas kā pēc apvērsuma faktiski atradās tikai 6 gadus no 1934. gada. Taip, ir tai yra šiek tiek netgi paradoksalu, nes Antano Smetonos valdymo laikotarpis nuo 26 metų perversmo iki pat 39 metų truko gerokai ilgiau, palyginti su Karlio Ulmanio valdymo laikotarpiu trukusiu nuo 34 metų, nuo to vadinamo perversmo laiko, tai tik 6 metai. Jā, bet tas netraucēja lietot šo Ulmaņa laika apzīmējumu, un droši vien, ka tam nav nekāda sakara patiesībā ar to, cik ilgi laiku viens vai otrs ir valdījis. Un es domāju, ka tur ir divi iemesli droši vien šajā lietā, kuras es gribētu pieminēt. Viens noteikti ir šī vēsturiskās atmiņas veidošanās. Taip, tačiau tai niekaip netrukdo šitos savokos taikyti visam nepriklausomybės laikotarpiui, nes čia yra dvi priežastys. Pirmoji yra tokia savotiška istorinė atmintis. Jo tā veidojas retrospektīvi, skatoties no tā brīža, kurā mēs dzīvojam tātad tajā konkrētajā laikā, vai tas būtu padomju laiks, vai atjaunotās neatkarības laiks, vai varbūt latviešu trimdā, uz to iepriekšējo laikmetu. Nes istorijoje linkstama žiūrėti šiek tiek retrospektyviai, ir ne tik istoriškai, bet ir retrospektyviai, nes taigi nepriklausoma Latvija, kurios paskutinis prezidentas buvo Ulmanis, tarsi lyginama su kažkokiais kitais etapais. Jā, un teiksim, raugoties no padomju vai trimdas latviešu skata perspektīvas, īstenībā tā visa starpkara vēsture asociējās ar to pēdējo brīdi, kurā Latvijas neatkarība bija zaudēta. Un tas bija Ulmaņa varas laiks, un tas ir pašsaprotami, ka varbūt viss pārējais, tās jau bija patiesībā detaļas, jo tas jaunais padomju okupācijas situācija, tā bija tik fundamentāli atšķirīga, ka tur varbūt tās visas iepriekš pārējās detaļas par starpkaru laiku īstenībā kaut kur zaudēja savu nozīmi. Taip, ir kadangi po to, po nepriklausomybės to praradimo, sekė kiti laikai ir sovietinis laikotarpis, bet vis tiek žvelgiant įvairių žmonių akimis, tiek sovietinės jau visuomenės gyvenančių sovietmečių akimis, tiek ir tremtinių arba emigrantų iškeliavusių iš Lietuvos ar iš Latvijos akimis, ar ne, vis tiek tas paskutinis nepriklausomybės žingsnis ir laikotarpis yra siejamas būtent su ta paskutinė tarsi akimirka, ar ne, su būtent Ulmanio laikais. Un otrs punkts, ko es gribētu akcentēt, ir tomēr ļoti masīvā Ulmaņa autoritārā režīma propaganda, kas bija ļoti vērienīga, labi izstrādāta. Mums nebija nevienas citas partijas, pat Ulmaņa partijas, tajā brīdī, kad viņš pārņēma varu valstī. Viss bija ārkārtīgi centralizēts, vērsts uz Ulmaņa
vadoņa tēlu veidošanu, un es domāju, ka tas iespējas, ko tas atstāja, šīs autoritārā režīma raksturs, bija pietiekami liels, lai, teiksim, tieši tas pēdējais brīdis būtu iespiedies tās paudzes atmiņā, ka šo atmiņu par Ulmaņa laikiem aiznes tālāk 20. gadsimtā. Taip, o kitas antras svarbus dalykas yra, tai, kurį reikėtų paminėti, tai yra labai svarbi su Ulmanio laikais susijusi savotiška propaganda, kuri susijusi su tokiu vienvaldystė savotiška. Ir iš tikrųjų tuo laikotarpiu opozicija veikusi Ulmanio laikais buvo pakankamai nelabai reikšminga ir visa propaganda buvo ganėtinai masyvi, formuojanti tam tikrą vado įvaizdį, tokio tvirtai stovinčio vado įvaizdį. Paldies, ačiū. Šiaip tai, kai galima matyti iš ties tokias paralelės po 26 metų perversmo, Lietuvoje mes matom taip pat tokį įtvirtinimą, taip pat tautos vado formavimas, netgi žodžiai tie patys, ką po to Ulmanis pakartoja Latvijoje. Bet iš ties gal dabar galėtumėm pakalbėti apie pačią asmenybę, kas buvo Ulmanis. Gal galėtumėt pristatyti mūsų auditorijai žmonėms truputį išsamiau? Ja, tagad varbūt mēs varētu parunāt par Kārļa Ulmaņa personību, kas viņš bija, kāda viņa bija izcelsme, izglītība, kaut kādi politiskie uzskati, karjēra un tā tālāk. Jā, Kārlis Ulmanis bija dzimis 1877. gadā, tātad nedaudz jaunāks par Smetonu. Kārlis Ulmanis buvo gimęs 1877 metais ir buvo vos keletą metų jaunesnis už Antaną Smetoną. Un faktiski tajā publiskajā telpā viņš ienāca 20. gadsimta sākumā, piederot jau faktiski trešajai latviešu nacionālās idejas nesēja paudzei. Į viešą erdvę, į visuomenę jisai atėjo, galima sakyti, 20. amžiaus pradžioje, atstovaudamas tarsi jau trečiai tokiai nacionalinio, tokio tautinio judėjimo atstovų kartai. Un Ulmanis, teiksim, ja mēs skatāmies uz tā laika to politisko ainavu, tad viņa latviešu sabiedrībā jau bija pietiekami dažāda. Mēs varam tur redzēt gan konservatīvākus, gan liberālākus, gan arī, teiksim, radikālos sociālistus. Tuo laikotarpiu iš tikrųjų Latvijos visuomenė buvo labai įvairi. Ten buvo galima matyti, visuomenėje buvo galima matyti, sutikti tiek labai įvairių politinių pažiūrų atstovus, tiek itin konservatyvius, tiek ir liberalius atstovus, lygiai taip pat ir gana populiari buvo ir tokia gana netgi radikali socialdemokratinė, socialistinė srovė. Jā, un īsi, faktiski tajos gados pirms Pirmā pasaules kara uz tā ekonomiskās izaugsmes viļņa, kas raksturoja to laiku Baltiju, veidojās ļoti spēcīga tāda saimniecisko darbinieku kopiena, kooperatīvās organizācijas, biedrības, kas bija tieši orientētas uz tādu kopīgu darbību, saimnieciskās dzīves uzlabošanai. Ir būtent prieš dar iki Pirmojo pasaulinio karo Latvijoje susiformavo gana tvirta bendruomenė, kuri buvo labai stipriai orientuota į ūkį, į tvirtą, stiprų ūkį ir tokios ekonominės gerovės kūrimą ir kooperacijų kūrimą ir panašiai. Jā, un Ulmanis piederēja patiesībā šīm tieši tam saimnieciskajām aprindām, ja mēs tā varētu teikt, kooperātoru aprindām, jo pēc izglītības viņš bija agronoms.
Ir Ulmanis būtent ir priklausė šitam sluoksniui, šitam tokiam ūkininkų sluoksniui ir pagal išsilavinimą apskritai jisai buvo agronomas. Un, ja mēs skatāmies, kas, piemēram, no rakstītā vārda ir tas, kas veidoja Ulmaņa tēlu latviešu sabiedrībā pirms Pirmā pasaules kara. Ir jeigu kalbėtumėm į tą kažkokį rašytinį paveldą, kuris formavo Ulmanio įvaizdį dar iki Pirmojo pasaulinio karo, tad viņa vislabāk pārdotā grāmata bija ar nosaukumu Ienesīga cūkopība. Tai paties Karlio Ulmanio, toks vadinamasis bestselleris, geriausiai parduodama knyga buvo naši kiaulininkystė. Tātad ļoti praktisks cilvēks, viņš nebija nekāds politisko ideju teorētiķis un virzītājs. Taip, tai Karlis Ulmanis buvo labai paprastas, toks abiem kojom ant žemės stovintis žmogus, nebuvo kažkokių teorijų išvedžiotojas ar kūrėjas. Tas nenozīmē, protams, ka viņš nesaprata to politisko dienas kārtību, kāda tolaik valdīja, bet uz politiskās skatus viņš uznāca kā Latviešu agrārās partijas, Latviešu zemnieku savienības dibinātājs 1917. gadā. Bet tai visiškai nereiškia, kad Karlis Ulmanis tarsi nesuprato, kaip veikia politinė dienotvarkė ar kaip veikia apskritai politika. Tačiau būtent į politikos pasaulį jis atėjo kaip šitos stiprios valstietiškos bendruomenės ir tos valstiečių organizacijos narys ir jos įkūrėjas iš tikrųjų. Jā, varbūt mēs droši vien iesim vēl detaļās par šiem 20-30 gadu jautājumiem, kāds bija tas viņa tēls un ko viņš nozīmē Latvijas politikai. Es tikai gribētu akcentēt vienu tādu svarīgu lietu, ka pilnīgi noteikti viņš bija ļoti aktīvs un talantīgs politiķis. Tieši politiķis parlamentā, ļoti enerģisks visās diskusijās, koalīcijas sastādīšanās. Viņš nebija tāds patriarchālais tēls, kas stāvēja malā no politiskajiem procesiem un teica savu galvārdu, kad tas ir nepieciešams. Viņš visus 20-30 gadus bija viens no Latvijas politikas veidotājiem. Ir nors apie patį Karlį Ulmanį, kaip politiką mes, manau, dar kalbėsime, čia kai kalbėsime apie patį jo valdymo laikotarpį, bet svarbus dalykas, kurį reikia iš karto pabrėžti, kad Karlis Ulmanis buvo labai aktyvus politikas, būtent politikas, nes jis aktyviai dalyvavo parlamento veikloje, kūrė koalicijas, kūrė savo ir įvairius, kėlė labai aktyviai įvairius klausimus ir buvo tiesiog labai aktyvus ir talentingas politikas. Aš tik priminsiu truputį vieną skirtumą, kuris padėtų gal irgi geriau suprasti Ulmanio kartą ar jo veiklos savybės geriau. Latvijoje baudžiava buvo panaikinta anksčiau negu Lietuvoje. Štai kodėl tautinio atgimimo bangas jie turi kitas, ką mūsų pranešėjas kalbėjo, tiesiog čia, kad suprastumėm geriau. Jeigu Lietuvoje baudžiava panaikinta tik XIX amžiaus antroje pusėje ir Lietuva liko ir toliau agrariniu kraštu, Latvijoje baudžiava buvo panaikinta XIX amžiaus pradžioje, tik tai Latgaloje ir toliau baudžiava išliko ir Latvija turėjo didelę paspirtį pramonės augimui. Štai kodėl pati struktūra buvo kitokia. Jeigu lietuvių ūkininkai ir mūsų politikai dauguma turi dar vis dėlto irgi tos baudžiavos labai patirties kovos su carizmu, irgi patirties, kas Latvijoje taip pat irgi buvo išreikšta, tai vis dėlto pats ekonominis fonas buvo tikrai skirtingas. Iš to laikotarpio mes turim vieną ir anekdotą apie Rygą, pats lietuviškiausias miestas pasaulyje. Taip, tuo metu buvo Ryga. Tai tuo metu, kai lietuviai važiavo uždarbiauti į Latviją, Latvijai irgi kūrėsi valstybės idėja, valstybingumo idėja. Bet klausimas, ar tikrai taip?
Antanas Smetona ir Karolis Ulmanis, kaip jau ir minėjo mūsų pranešėjas, yra tos pačios kartos žmonės. Jų gimtadienis skiria vos 3 metai. Bet iš ties, kuom yra ypatinga Karolio Ulmanio karta ir kaip jie įsivaizdavo valstybės atkūrimą, ar tikrai iš karto kilo valstybės idėja, kokia tos kartos Latvijos likimo vizija buvo? Kāda bija tās paudzes Latvijas likteņa vīzija, kaut kā par Latvijas likteņa, Latvijas valsti? Jā, tas ir ļoti interesants un labs jautājums, jo paradoks ir tāds, kaut gan nacionālā doma, kā jūs pareizi atzīmējāt, bija krietni senāk veidojusies august. Latviešu biedrības dibināts 860. gados. Pirmie latviešu laikraksti 822. gads un pēc tam pašu latviešu redaktori veidots ar laikrakstu 1856. Taip, šitas klausimas yra labai svarbus ir įdomus dėl to, kad, kaip jau ir Vilma minėjo, ta politinė mintis Latvijoje iš tikrųjų gimė gerokai anksčiau. Tai yra susiję ir su daugelio tokių tautinių nacionalinių organizacijų kūrimusi. Taip pat ir su spauda, ar ne, su laikraščiais. Tai Latvijoje vyko anksčiau, jeigu mes lygintume. Jā, un tātad Ulmaņa paudze ienāca tajā brīdī, kad latviešu nacionālā ideja, tātad, ka mēs kopā veidojam savas biedrības, izdodam laikrakstus, esam ļoti aktīvi Baltijas dzīvē, bija absolūti pašsaprotama. Ir ta Karolio Ulmanio karta atėjusi, buvo tarsi viskas savaime suprantama, ar ne, kad štai mes atėjome, mes kūrėme, mes būrėmės į organizacijas, ar ne, mes leidžiame laikraščius ir tai tarsi, tai buvo tarsi savaime suprantamas dalykas. Varbūt tādam salīdzinājumam interesanti, ka pirmā latviešu inteliģences paudze, ko mēs saucam nacionālās kustības sākums, ir dzimusi 820. 830. gados. Palyginimui galima pasakyti, kad pirmoji Latvių tautinio atgimimo karta, kurią mes taip vadiname, tai iš tikrųjų tai yra žmonės, kurie buvo gimę 1820. 1830. metais. Tātad laiks līdz Ulmaņa dzimšanai pietiekami ilgs, ja tātad varētu teikt, ka tur 2 paudzes jau bija strādājušas. Tad mintis, laikas iki tos minties gimimos išsikristalizavimo buvo iš tikrųjų gana ilgas, nes iš esmės jis apėmė dvi kartas, 2 kartų tą kelio augimą. Bet paradoxālā kārtā tādas skaidras politiskās vīzijas par savas valsts autonomiju vai neatkarību latviešiem 20. gadsimta sākumā, vai faktiski līdz pat 1917. gadam tā arī nebija. Tačiau paradoksalu yra tai, kad nepaisant viso to, apie ką kalbėjom, ar ne, Latvijai tokios labai aiškios vizijos apie savo valstybės, apie nepriklausomą Latviją, apie nepriklausomą Latvijos valstybę, Latvija iki pat 20 amžiaus pradžios, galima sakyti, iki 1917 metų, tarsi ir neturėjo. Tātad tās pirmās diezgan piesardzīgās un īstenībā vēl marginālās idejas par to, ka Latvijai vajadzētu kaut kādu autonomiju Krievijas sastāvā, tas ir saistīts ar 1905. gada revolūcijas laiku. Pačios pirmosios gana nedrąsios ir gana marginalios idėjos apie tai, kad Latvija galbūt galėtų turėti kažkokią autonomiją dar carinės Rusijos sudėtyje, tai yra susijusios su 1905 metų revoliucija. Un es teiktu, ka Ulmaņa, viņa šī saimniecisko aprindu vīzija drīzāk bija saistīta ar ideju, ka mēs vairosim šajos apstākļos, kas mums ir, tātad Krievijas impērijas varas apstākļos, latviešu turību, latviešu iespējas, mūsu klātbūtni vēlētās pilsētu domēs un citās legālās institūcijās, tādējādi mēģinot, teiksim, noķert vācu-baltiešu vai krievu ietekmes faktoru, kas tomēr pilsētās tolaik bija dominējošs. Ir Ulmanio to laikotarpiu, pagrindinė mintis, pagrindinė idėja iš tikrųjų buvo labai paprasta. Tai kad mes, stengsimės šitomis aplinkybėmis, kokios yra šitoje Rusijos imperijos sudėtyje, mes stengsimės, kiek įmanoma tvirčiau stovėti, ar ne, kiek įmanoma geriau gyventi
kad, na, galėtumėme kažkokiu būdu tarsi, na, išlaviruoti tarp carinės Rusijos valdžios aparato ir, aišku, tarp kitos pusės, tai yra vokiečių, na, dvarininkijos turbūt pusės. Jā, un tā tad 1917. gadā tad ir tā īstā politiskās vīzijas veidošanās, kas būs Latvija. Un tad, teiksim, patiesībā tā neatkarīgās Latvijas ideja veidojās 17. gada rudenī, saprotot, ka šī te boļševiku piedāvājums un viņu augošā dominants neko labu nenesīs, un Krievija ir sabrukusi, jā, tātad. Ir būtent nepriklausomos Latvijos idėja 1917 metais gimė, turbūt aiškiausiai gimė supratus, kad alternatyvos bolševikų toj griūvančioj Rusijoje, Rusijos imperijoje, kuriai tokioj bolševikų beprotybei, galima sakyti, tos alternatyvos nėra, kad vienintelis kelias yra iš esmės nepriklausoma Latvija. Aš dabar norėčiau dar tik tai šiek tiek sugrąžinti mus chronologiškai atgal, šiek tiek į 1905-uosius. Mūsų prelegentas paminėjo revoliuciją 1905-ųjų. Latvijai tai labai yra išreikštas pasakojimas ir iš tikrųjų labai didelis įvykis palikęs labai didelį antspaudą Latvijos istorijai. Tai yra ir sudeginti dvarai, ir nuniokotos nuosavybės. Tai iš tikrųjų revoliucija, kuri vyko Latvijai. Mes turėjom kažkiek tai tos revoliucijos, bet mūsų pasakojime jinai tikrai nėra išreikšta. Ir jeigu yra išreikšta, tai tik Šiaurės Lietuvoje. Labai įdomus dalykas, pasienis pagal Latviją, ir tai yra tose didžiuosiuose miestuose, kuriuose buvo sutelkta pramonė. Taip pat, aišku, Vilnius irgi kaip pramonės miestas. Bet gal jūs Lietuvoje iš 1905 mes turim kitą svarbų įvykį, tai didysis Vilniaus Seimas. Pirmas didelis visų Lietuvos politinių srovių atstovų susirinkimas, kuomet irgi sprendžiamas Lietuvos likimas. Bet gal iščirs Lietuvos liktenis. Bet gal galėtumėt priminti mums, koks Ulmaniui, kokį įtaką padarė 1905 metų revoliucija Ulmaniui, kaip jį pakeitė likimą, nes Ulmanis buvo priverstas išvykti iš Latvijos, buvo kurį laiką ir įkalintas. Gal plačiau galėtumėt apie šitą, kur jis po to buvo pasidėjęs ir kada ir kaip grįžo į Latviją? Jā, un varbūt jūs varētu mazliet vairāk pateikt par to, kādu ietekmi Kārlim Ulmanim ir atstājusi 1905. Gada revolūcija, jo laikam tas ir saistīts mazliet ar viņa likteni arī, jo viņš bija arestēts tajā laikā. Jā, tā tad patiešām ļoti pareizi atzīmēts 1905. Gads kā izšķirošs brīdis Latvijas vēsturē. Šitas labai teisingai paminėtas, akcentuotas laikotarpis 1905 metų revoliucija. Jā, un arī tātad kopumā tā kopējā statistika, lai varētu saprast, tātad kopumā apmēram 10 000 latviešu bija spiesti kaut kādā veidā mainīt savu dzīvesvietu nodarbošanos revolūcijas dēļ. Vai viņi bija arestēti, vai izsūtīti, vai bēga trimdā. Trumpai, kalbant tiesiog apie paprastą statistiką, tai apie 10 000 Latvių buvo priversti kažkokiu būdu pakeisti savo veiklą, savo gyvenimą, savo darbą, nes jie buvo arba areštuoti, arba buvo priversti kažkur bėgti. Jā, un Ulmans bija viens no tiem. Jāsaka, ka viņš nebija tāds revolūcijas vadonis, tā viņa pilnīgi noteikti nevajag iedomāties, bet viņš arī nokļuva Pleskavas cietumā. Ir Ulmanis buvo vienas iš tų žmonių, žinoma, jo galbūt nereikėtų įsivaizduoti kaip kažkokio vieno iš šitos revoliucijos iniciatorių ar vadovų, ar ne, bet jam taip pat teko, jis buvo suimtas,
buvo įkalintas Pskovo kalėjime. Jā, un tas iemesls bija viņa atsevišķas publikācijas lauksaimnieku laikrakstā un uzstāšanās, kas tā kā tika traktēts kā pretvalstisks, un tā rezultātā viņš bija, pēc rezultātā viņu izlaida no cietuma, un viņš aizbēga uz Ameriku. Ir priežastis, kodėl jis buvo suimtas, ir netgi buvo jo tam tikros publikacijos paskelbtos spaudoje, tokios tarsi nukreiptos prieš valstybę, antivalstybinės. Ir tada, kai jis jau buvo išlaisvintas, kai buvo paleistas, tai Ulmanis buvo savotiškai priverstas pasitraukti į Ameriką. Un Amerikā viņš kopumā pavadīja 6 gadus līdz tad, kad bija Romanovs dinastijas 300 gadēji par godu amnestija, tad tā kā viņš atgriezās tajā brīdī, viņš atgriezās Krievijā. Ir Amerikoje Ulmanis buvo priverstas praleisti 6 metus ir grįžo tik tai Romanovų 1913 metais sugrįžo į Rusiją. Romanovo metai ir amnestija vyko tiesiog visų nusikaltimų. Taip. Jā, bet, protams, ka tas varbūt ir Ulmaņa tas personiskais stāsts, bet, teiksim, latviešu politikā kopumā ir ļoti būtiski, ka tika zaudētas ilūzijas, kas latviešu sabiedrībā atšķirībā no poļiem un lietuviešiem pastāvēja, ka Krievijas vara varētu reformēties, un mēs tātad uz šajā reformētajā situācijā varētu būvēt labāku, demokrātiskāku dzīvi. Taip, bet ta Ulmanio istorija yra tik tai viena dalis, bet apskritai kalbant apie Latvijos visą visuomenę, tai čia svarbu pabrėžti, kad šitas irgi laikotarpis, šita revoliucija buvo tas taškas, ar ne, kai Latvių visuomenė suprato, jog kurti kažkokio santykio su Rusijos administracija, su Rusijos valdžia tarsi ir galimybių jokių nėra, ar ne, o kas galbūt tuo atveju galėtų skirtis nuo lietuvių ir nuo lenkų, kurie tuo laikotarpiu dar visi įsivaizdavo, kad kažkokių gali būti bendrų, ar ne, bandymų. Tas, protams, ir jums labi saprotams, lietuvieši un poļi, protams, bija daudz tiešāk un daudz smagāk cietuši no cariskās administrācijas dažādām represijām. Tai galima paaiškinti to, kad tiek lietuvių, tiek lenkų visuomenės buvo gerokai stipriau, daugiau nukentėjusios ar ne nuo tos rusų carinės administracijos įvairių represijų. O kaip čia tada tuomet atsitiko, kad 1905 metų revoliucijos dalyvis, ne lyderis, bet tapo 18 metų Latvijos lyderiu? Koks jo vaidmuo Karlio Ulmanio paskelbiant Latvijos nepriklausomybę? Kā notika tā, ka tas cilvēks, kurš 1905. gadā nebija liels līderis, 1918. gadā tieši par tādu līderi kļuva. Kāda bija Ulmaņa loma pasludinot Latvijas neatkarīgu valsti, dibinot Latvijas valsti? Tas pirmais punkts, kas būtu ļoti svarīgi saprast, pēc 1905. gada daļējas liberalizācijas ārkārtīgi pieauga sabiedriskās dzīves brīvība, ja mēs salīdzinām ar laiku pirms 1905. gada. Reikia labai pabrėžti, kad būtent nuo 1905 metų labai stipriai išlaisvėjo Latvijos visuomenė, tarsi suliberalėjo labiau, įgijo daugiau laisvių palyginti su laikotarpiu iki tos revoliucijos. Tas vairāk galvenokārt bija saistīts ar cenzūras mīkstināšanos. Tai labiausiai galima paaiškinti cenzūros sušvelninimu, cenzūros sąlygų sušvelninimu. Un šajos apstākļos no 1906. gada līdz Pirmajam pasaules karam ļoti aktīvi bija raksti, pārdomas par latviešu biedrībām, nākotnē varbūt ne tādā politiskā plāksnē, bet daudz brīvāk nekā pirms 5. gada revolūcijas. Ir būtent po revoliucijos iki pat Pirmojo pasaulinio karo daug laisviau, daug aktyviau buvo kalbama, ar ne, apie Latvių bendruomenės, apie jų kūrimąsi, jų būrimąsi, palyginti su tuo, kas buvo iki 5. metų. Un šajā laikā izveidojās tā ļoti aktīvā 870. 880. gados dzimusī latviešu politiķu paudze ar dažādiem politiskiem uzskatiem. Ir būtent šito laikotarpiu susiformavo gana tvirta, stipri
1870 metais gimusių naujų politikų karta. Tuo laikotarpiu neįsitvirtino. Un šī paudze bija gatava Pirmā pasaules kara laikā iesaistīties bēgļu apgādē un 17. gadā izmantot to politisko situāciju, kas bija radusies pēc revolūcijas Krievijā. Ir būtent šita karta sugebėjo Pirmojo pasaulinio karo metais įsitraukti aktyviai į veiklą susijusią su karo pabėgėliais, karo bėgliais, jų globa, jų rūpyba ir būtent labai aiškiai suformulavo jau tą Latvijos idėją, pačią Latvijos valstybės idėją. Un 1917. gada pavasarī tieši šie kooperatori aprindas, kurās bija arī Ulmanis, izmantoja brīdi, lai konsolidētu to galveno latviešu politisko spēku turīgāko zemniecību. Ir būtent 1917 metų pavasarį ta tokia tvirta, ekonomiškai tvirta ūkininkų ar ne grupė, kurios viduje buvo ir pats Karlis Ulmanis, sugebėjo būtent tuo laikotarpiu labai stipriai suburti, sukonsoliduoti visuomenę ir tam tikrus sluoksnius, tai vienai kažkokiai bendrai idėjai. Un šajā brīdī tiek nodibināta Latviešu zemnieku savienība, par kuras līderi, par kuras priekšsēdētāju ievēl Kārlu Ulmanu, šo agronomu. Ir būtent šituo metu yra įkuriama Latvijos valstiečių sąjunga, turbūt taip, ūkininkų valstiečių sąjunga, kurios lyderis yra Karlis Ulmanis. Nu jā, un teiksim, 1917. 1918. gadā Latvijas situācija ļoti sarežģīta. Vispirms daļēji okupē vācieši, pēc tam 1918. gadā visu teritoriju okupē vācieši. Un atšķirībā, varbūt tā īpatnība ir tāda, ka tie latviešu politiķi, kur 1917. gada beigās bija izveidojuši vienu organizāciju, lai dibinātu neatkarīgu Latviju, 18. gadā vienkārši šo ideju vairs nevarēja uzturēt, jo viņi bija pēc vācu okupācijas varas ienākšanas izklīduši. Taip, ir kadangi 17-18 metai apskritai buvo labai sudėtingas laikas, nes visą Latvijos teritoriją iš pradžių dalį, o paskui visą likusią teritoriją okupavo vokiečiai. Ir ta visa jau sukonsoliduota, jau surinkta, tarsi sutelkta bendruomenė, iš esmės turėjo būti, buvo priversta iš tikrųjų išsisklaidyti, jie buvo išsklaidyta. Un Ulmanis 1918. gadā bija starp tiem, kas bija palicis Latvijā. Ir Ulmanis 1918 metais buvo iš tų žmonių, kurie buvo likę Latvijoje. Un 1918. gada rudenī viņš un vairāk dombiedri no Zemnieku savienības un arī citām partijām lēma, ka 1918. gada rudenī, kad bruka Vācijas impērija, kad nav ko gaidīt tās iepriekšējās organizācijas atzīmšanu, Nacionālās padomes ir jāveido jauna, ļoti līdzīga nosaukuma Tautas padome. Ir būtent 1918 metų rudenį, lapkričio mėnesį, Ulmanis kartu su kitais savo bendražygiais nusprendė, kad nebėra prasmės laukti, kol tarsi atsikursta ankstesnė bendruomenė, kuri buvo 17 metais įkurta, ir kad reikia nedelsiant kuo greičiau kurti naują bendruomenę, kuri ir buvo draugė, tai buvo Latvijos liaudės taryba. Tā kā faktiski to zināmā mērā, protams, noteica tā situācija, ka tā situācija frontē, kas bija 17. 18. gadā Latvijas, teiksim, kādā situācijā atradās Latvijas teritorija, ka tieši Ulmanis un viņa dombiedri bija tie, kuri bija vistuvāk 18. gada rudenī šeit iespējai dibināt un veidot un koordinēt šo te procesu Rīgā. Ir būtent Ulmanis kartu su savo bendražygiais buvo tie, kurie buvo arčiausiai idėjos, arčiausiai jie buvo Rygoje, jie buvo arčiausiai visos tos idėjos kurti Latviją. Ar to es negribu teikt, ka tā bija tāda pilnīgi nejaušība, ka tieši Ulmanis bija tas, kas bija šo procesu vidū, bet es gribu teikt, ka pilnīgi noteikti viņš nebija vienīgais, kurš varētu šo procesu vadīt vai tajā būt ieņemt kaut kādu vadošu lomu. Pranešėjas sako, kad jis nenori pasakyti, jog Ulmanis
apskritai čia tarsi buvo vienintelis, kuris tai galėjo padaryti, bet turbūt, kad jis tiesiog tuo metu buvo reikiamų metu, reikiamoje vietoje iš tikrųjų. Aš dabar galbūt tik tai truputį apie lietuvišką kontekstą papasakosiu, tiesiog kaip ta situacija atrodo pas mus. Kaip žinia, Latvija nepriklausomybę paskelbė 1918 m. lapkričio 18 dieną. Lietuva paskelbė nepriklausomybę tų pačių metų vasario 16, gerą pusmetį prieš. Kaip ir minėjo mūsų kolega, Latvijoje taip pat buvo suformuota valstybės, tai yra tautos taryba, kaip ir Lietuvoje, 17 metais, tik tai ta taryba neturėjo jau realių įgaliojimų 18. Tuo tarpu Lietuvoje taryba buvo išrinkta 17 metais ir visą laikotarpį iki pat 18 metų pabaigos. Ir kodėl tai yra svarbu? Tai yra svarbu dėl Pirmo pasaulinio karo pabaigos. Nes reali valstybės struktūra pradėjo kurtis, kai buvo paskelbtos Pirmo pasaulinio karo paliaubos. Ir jeigu pasižiūrėsim, kas atsitiko pas mus, tai mes tuo laikotarpiu turim pirmąją vyriausybę sudarytą. Ir štai Latvijoje tai yra toksai savotiškas laikinasis parlamentas sudaromas ir vyriausybė, ir tos vyriausybės vadovų tampa Karlis Ulmanis. Tā bija pirmā valdība, un valdības vadītājs, priekšnieks, bija tieši Karlis Ulmanis. Šiek tiek druska atskirība nuo Latvijos vasaros, tad, kad būtų mums arī vieglai suprasti. Tai aš dar norėčiau pasiteirauti jūsų, kaip čia taip atsitiko, kodėl Ulmanis buvo toks sėkmingas politinė prasme. Nes, pavyzdžiui, palyginti Antaną Smetoną ir Karlį Ulmanį. Tai Antanas Smetona užėmė kokias valstybinės pareigas. Jis buvo valstybės tarybos vadovas, buvo valstybės prezidentas 19 metais, tada po perversmo vėlgi išrenkamas Lietuvos Respublikos prezidentu ir perrenkamas dar keletą kartų. Taip pat jis tame tarpe, kol neprezidentavo, yra buvęs atstovų Klaipėdoje. Skaidri jautājumi. Ne, aš čia kontekstą pasakoju, tik kontekstą. Išversiu. Ir iš esmės Antanas Smetona, iš esmės jis vertėsi akademinę veiklą. Ta prasme, jis neužėmė tokių pareigų, kokias užėmė Karlis Ulmanis. Ir jums leidus, aš paskaitysiu. Pavyzdžiui, Karlis Ulmanis yra buvęs valstybės tarybos nariu, Latvijos steigiamojo Seimo nariu ir vėlesnių Seimo narių ir ryškių parlamentarų. Beje, Antanas Smetona taip pat buvo išrinktas į Seimą, į trečiąjį Seimą. Taip pat Karlis Ulmanis yra ėjęs ministro pirmininko pareigas, yra ėjęs užsienio reikalų ministro, gynybos ministro, aprūpinimo ministro ir žemės ūkio ministro pareigas. Tai yra labai daug pareigų kaip vienam asmeniui. Tai kas lėmė tokią jos sėkmę? Kas nolēma to veiksmi, Karļa Ulmaņa veiksmi? Kāpēc viņš bija tāds veiksmīgs? Jā, sarežģīts, protams, jautājums, kas noteica to, ka Ulmanis bija tik veiksmīgs. Tad es domāju, ka tas, ko es jau iepriekš ieskicēju par šo aktīvā politiķa tēlu, tas bija viens no, varbūt, apsvērumiem, kam bija nozīme. Viena iš priežasčių, kodėl Karlis Ulmanis buvo toks sėkmingas, turbūt tai jau yra anksčiau paminėtas jo kaip itin aktyvaus politiko įvaizdis. Es neteiktu, ka tas ir centrālais, bet noteikti kaut kādu lomu spēlēja tas, ka faktiski darbs bija viņa uzmanības centrā. Viņš visu mūžu tā arī palika neprecējies, dzīvoja viens. Ir svarbu, galbūt tai nėra pats svarbiausias dalykas, bet irgi svarbu paminėti tai, kad vienas iš tų aspektų buvo, kad Karliui Ulmaniui buvo labai svarbus darbas. Jis apskritai buvo savo gyvenimą turbūt pašventęs darbui, nes jis nebuvo vedęs, gyveno vienas.
Tādā ziņā, ka būt politikā iekšā kopš viņš 1918. gadā tur startēja, viņam nozīmē visu. Ir būti politikoje nuo pačių 1918 metų pačiam Karliui Ulmaniui reiškia apskritai viską būti politikoje. Un, ja mēs skatāmies uz to, kas notika 1918. gadā, kad viņš kļūst par pagaidu valdības, pirmo Latvijas premjerministru. Ir žvelgiant į tai, kas vyksta po to, kai jis 18 metais tampa tuo pirmuoju Latvijos vyriausybės ministru pirmininku. Tur droši vien tieši viņš šīs praktiskās zināšanas, ļoti tā vitalitāte un aktivitāte, kas bija galvenais kritērijs, kāpēc viņš kļuva par premjeru. Tai čia reikia pabrėžti būtent jo aktyvumą, nes tai buvo jo tą tokį gaivališkumą, nes tai buvo pagrindinė priežastis, kodėl būtent jis tapo tuo premjeru vyriausybės vadovu. Jo par parlamentu, par šo tautas padomes priekšsēdētāju ievēlēja tādu daudz patriarchālāku, samiernieciskāku figūru Jāni Čaksti. Nes tuo metu parlamento pirmininkus, konstitucinio susirinkimo pirmininku vėliau buvo paskirtas toks gal labiau patriarchalinis, tos senesnės, šiek tiek konservatyvesnės kartos atstovas Jānis Čakste. Čakste arī piederēja citai paudzei. Viņš bija dzimis 859. gadā. Tāds Basanaviča tips ar vārdu, kungs ar pieredzi, kas tā kā spēja apvienot. Ir Jānis Čakste iš tikrųjų buvo gimęs 1859 metais ir buvo dar tos ankstesnės kartos atstovas, kurį pranešėjas lygina ir net su Jonu Basanavičiumi, nes tarsi jie panašus net ir šiek tiek išoriškai. Ulmanis bija partijas politiķis, un tas, bija tas viņa visu starpkaru periodu, tas, kas viņu varbūt apzīmē un raksturo. Ulmanis buvo politikas ir tai yra pats svarbiausias dalykas, kuris yra susijęs su jo veikla. Tai kaip čia atsitiko, kodėl Ulmaniui, tokiam aktyviam politikui, prireikė valstybės perversmo? Un kā notika, ka Ulmanim tik aktīvam politiķim bija vajadzīgs valsts pārversums. Aš pasakysiu tik tiek, kad valstybės perversmas Latvijoje įvyko gerokai vėliau, lyginant su to trumpu mūsų nepriklausomybės laikotarpiu. Jeigu Lietuvoje tai vyko 26 metų gale, Latvijoje įvyko 34 metais. Tas tiešais, Ulmanis par to domā ilgi. Tas nebija pēkšņs notikums. Ulmanis apie tai galvoja iš tikrųjų ilgai, tai nebuvo kažkoks staigus netikėtas įvykis ar kažkokia greitai staigai galva šovus idėja. No viņa piezīmēm mēs zinām, ka tas notika vismaz vairāk kā gadu, kopš viņš apsvēra to domu par valsts apvērsumu. Iš Ulmanio užrašų galima spręsti, kad jis šią idėją svarstė apie 1 metus. Un tas tiešais konteksts bija, protams, tas, ka Zemnieku savienībai, Ulmaņa vadītajai partijai, principā nevienās Saeimas vēlēšanās neizdevās iegūt Saeimas vairākumu un arī nostiprināt viņu ideju par prezidentālāku iekārtu, ja tur vairāk prezidenta loma būtu. Ir tai susiję labiausiai su to, kad būtent Karlio Ulmanio vadovautai ir jo, galima sakyti, įkurtai valstiečių sąjungai, nei vienose Saeimos rinkimuose iki tol nepavyko įgyti daugumos. Ir žinoma, paties Ulmanio idėja, kad Latvija turėtų būti labiau prezidentinė valstybė, tarsi prezidento vaidmuo Latvijoje turėtų būti stipresnis, irgi iki tol nebuvo susilaukusi palaikymo didelio. Un tajā brīdī, kad notika valsts apvērsums, tad notika diskusijas par konstitūcijas grozījumiem, kas ieviestu lielāku prezidentu varu. Un balsojumam bija jānotiek nākamajā dienā, tātad 16. maijā, bet 15. maijā bija apvērsums. Ir būtent tuo laikotarpiu, kai vyko perversmas Latvijos parlamente, buvo kaip tik svarstomi tam tikri konstituciniai pakeitimai, kurie turėjo tarsi suteikti daugiau teisių prezidentui. Ir tie pakeitimai turėjo būti priimti jau gegužės 16 dieną, o būtent 15 gegužės dieną įvyko perversmas.
Tā kā, es gribētu teikt, ka apvērsums varbūt pretēji tam tēlam, ko radīja paši apvērsuma virzītāji, ka tas ir tagad tāda reakcija uz kaut kādu ārkārtas situāciju. Tai tas perversmas tarsi nebuvo galbūt nulemtas to, kad tai buvo kažkokia tarsi reakcija į kažkokius neeilinius įvykius. Jo nebija nekādas ārkārtas situācijas. Latvijā bija normāls parlamenta darbs, un tas bija Ulmaņa pietiekami ilgi izstrādāts plāns ar dombiedriem pārņemt varu valstī un likvidēt partiju sistēmu. Nes iš tiesų nebuvo jokios neeilinės situacijos. Latvijos parlamentas veikė, dirbo sėkmingai ir gerai. Tai ši perversmo idėja buvo tokia, kurį laiką paties Ulmanio brandinta mintis, trupučiuką daugiau valdžios. Jā, un, protams, ka Ulmani kaut kādā mērā, es neteiktu, tas ir galvenais faktors, bet, protams, ietekmē arī tas, ka tātad Latvija bija palikusi pēdējā, kas tātad pieturējās pie parlamentāras iekārtas, jo gan Lietuvā, gan Igaunijā jau apvērsumi bija notikuši. Ir Latvija tuo metu buvo jau paskutinė valstybė iš Baltijos šalių, kuri buvo, kurioje dar veikia parlamentas, pilnai veikia parlamentas, nes jau tiek Lietuvoje, tiek Estijoje tuo laikotarpiu perversmai jau buvo įvykę. Un trešais varbūt aspekts, protams, ka kāpēc varbūt varēja gaidīt uz pozitīvu sabiedrības reakciju, bija tas, ka, protams, pirmkārt ekonomiskā krīze un otrkārt zināms nogurums no tām parlamenta diskusijām vai tāda ironija par to, kas notiek, kamēr visiem pārējiem ir grūti dzīvot un trūks naudas, protams, ka tas sabiedrībā pastāvēja un to varēja veiksmīgi izmantot. Ir trečias labai svarbus dalykas buvo tas, kad visuomenė, iš tikrųjų visuomenės nuotaikos, visuomenės tam tikras galbūt net ir pervargimas tiek nuo ekonomikos krizės to laikotarpiu buvusios, tiek nuo pačių parlamentarų, pačių parlamento krizių dažnų, ar ne? Ir toks savotiškai netgi Latvijos visuomenė vyravusi ironija, su kuria buvo žvelgiama į parlamentą. Šiek tiek atkartoja šios laikus, ne? Šiaip pasakyčiau, dar vienas labai įdomus dalykas datose, sutapimas datose. 34 metais, kai įvyksta perversmas Latvijoje, po kurio laiko parlamentas kaip institucija nebefunkcionuoja. Tuo tarpu pas mus Lietuvoje 36-aisiais, dar po 2 metų, kaip tik yra sušaukiamas parlamentas. Tik aišku, jis nebeturi tų savo pilnų įgaliojimų ir yra daugiau prezidento pritarėjas negu atskira savarankiška politinė institucija. Bet čia yra dar viena labai įdomi paralelė. Gegužės 15, jos reikšmė. Gegužės 15 Latvijoje nuo perversmo buvo pradėta švęsti kaip svarbi šventė, svarbi sukaktis net Lietuvoje. Gegužės 15, tą pačią progą periodikoje mes matome labai daug straipsnių apie Karlį Ulmanį, apie Latviją, apie jos raidą, ekonomiką, ūkį, kultūrą. Bet įdomus dalykas, kad Lietuvoje gegužės 15 taip pat buvo svarbi diena, tai buvo visuomenės ir kariuomenės susiartinimo diena. Ir realiai po šią sąvoką, kariuomenės ir visuomenės susiartinimo diena, buvo bandoma paslėpti kitą šios dienos prasmę, nes jinai buvo pirmiau minima nuo 21 metų kaip steigiamojo Seimo susirinkimo diena, nes 20 metų gegužės 15 susirinkęs steigiamasis Seimas paskelbė Lietuvą kaip demokratinę respubliką, čia įvyksta Kaune. Po perversmo ši valstybės šventė, kuri tampa savotiškai netgi svarbesnė Lietuvoje nei vasario 16, tampa savotišku priekaištu apie įvykusi perversmą ir vis nesušaukiamos Seimo rinkimus. Ir kas įdomu, kad jinai paskui yra transformuojama į visuomenės ir kariuomenės susiartinimo dieną. O Latvijoje ši diena, gegužės 15, jinai tampa irgi vienybės diena. Ja, gal jūs galėtumėt pasakyti, už ką, kaip yra vertinamas tas perversmas Latvijoje?
ar Ulmanis yra herojus ar antiherojus? Varbūt jūs varētu pateikt, kā šis Latvijas valsts apvērsums tiek vērtēts pašā Latvijā, kā tiek vērtēts Ulmanis, vai viņš ir kā varonis? Jā. Tieši, teiksim, tādu nopietnu strīdu par Ulmaņa devumu 1918. gadā un neatkarības karā, es gribētu teikt, nav. Rimtų ginčų, diskusijų dėl Ulmanio vaidmens šiuo metu nėra. 18. metais. Vaidmens 18. metais. Un tur Ulmaņa ar šo Latvijas valsts sākuma laiku Ulmaņa tēls viennozīmīgi ir pozitīvi novērtēts. Ir Ulmanis, siejant jį būtent su tuo laikotarpiu, yra vertinamas pozitīviai. Un, protams, pilnīgi pretēja situācija ir 1934. gada apvērsumu vērtējumiem, kuri ir diametrāli pretēji. Tačiau visiškai priešingai yra vertinamas būtent 34 metų perversmo laikotarpis, nes čia vertinimai jau yra, galima sakyti, visiškai priešingi. Tas, protams, būtu vispār atsevišķas lekcijas vērts jautājums, kāda ir apvērsuma vērtējuma un kā viņi ir laika gaitā mainījušies. Bet es gribētu teikt, ka vienmēr ir bijušas divas pretējas un brīžiem naidīgas nometnes attiecībā uz Ulmaņa autoritārā perioda vērtējumiem. Ir apskritai kalbėti apie tai, kaip yra šiandieninėje Latvijoje vertinamas šitas perversmas, galima labai ilgai, bet reikia pabrėžti, kad yra visą laiką egzistuoja dvi tarsi priešingos stovyklos, kurios visiškai skirtingai vertina Karlio Ulmanio perversmą. Un pirmais ieskats ir tāds, ka tātad ir zelta laiki, kuros Ulmanis kā saimnieks ieviesa kārtību, un daļēji šis apsvērums ir balstīts, teiksim, paša Ulmaņa režīma tajā propagandā par sasniegumiem, kas bija ārkārtīgi aktīvi tajos gados. Tai viena iš pirmoji nuomonė yra tokia, kad šis laikotarpis yra auksinis laikotarpis. Jis, aišku, yra paremtas, nemenkai paremtas ir to laikotarpio propagandos formuotų įvaizdžių. Protams, ka tas arī ir tas atmiņu jautājums, tātad tas ir pēdējais brīdis pirms okupācijas. Ir tas, čia, žinoma, yra svarbus ir tas, prisiminimo atsiminimų tam tikra įtaka, nes tai yra tas laikotarpis prieš okupaciją, laikotarpis laikas iki okupacijos. Un šim viedoklim ir atbalstītāji līdz pat mūsdienām, un īpaši daudz bija atmodas laikā un 90. gadu sākumā. Ir būtent šitą pusę, šitą nuomonę palaikančių žmonių buvo visą laiką nemažai, net ir šiandien jau yra nemažai. Ir ypatingai daug jų buvo būtent Latvijos atgimimo laikotarpiu, tai yra tais 80-90 metais. Un otrā nometnē, protams, ir ārkārtīgi kritiski pret Ulmani, un, protams, ka pirmkārt izceļ apvērsuma nelikumību, un otrkārt, ja mēs salīdzinām un skatāmies, kāds bija šis režīma raksturs Latvijā, tad tas bija ārkārtīgi centralizēts un vērsts uz propagandu. Žinoma, kita stovykla, tai yra žmonės, kurie mąsto visiškai priešingai, tai yra tie, kurie šį perversmą vertina labai kritiškai, kaip neteisėtą, kaip nedemokratinį. Ir šiuo požiūriu jis irgi čia tos propagandos daug. Teiksim, tur ļoti daudz arī, teiksim, tiek izvērstas šīs negatīvās režīma ietekmes, līdz pat tādai tēzei, ka šī masīvā Ulmaņa propaganda sabiedrību sagatavoja padomju propagandai, tam, kā tā strādāja. Tātad viņi bija gatavi pieņemt šādu dzīves un politikas uztveres modeli. Ir ta kritika iš tikrųjų yra kartais perauga iki tokio vertinimo, kad ta Ulmanio laikų propaganda, masyvi propaganda, visą apimanti propaganda tarsi parengė visuomenę tai būsimai
sovietiniai propagandai, tarsi parengė visuomenę tam, kad visuomenė tarsi lengviau priimtų ir tą sovietinę propagandą. Un, teiksim, šis viedoklis un šis kritiskais Ulmaņa vērtējums, šobrīd, es gribētu teikt, sabiedrībā ir samērā spēcīgs Latvijā. Ir būtent šis, toks gana kritiškas Ulmanio vertinimas šiandieninėje visuomenėje yra turbūt, toks labiau vyraujantis, stipresnis, tvirtesnis. Varbūt kontekstam, teiksim, salīdzinot ar Lietuvas situāciju, ir jāsaprot, ka Latvijā nepastāvēja nekādas politiskās partijas, pat ne Ulmaņa politiskā partija, tātad Zemnieku savienība pēc 34. gada. Tas tajos laikos. Jā, 30. gados. Tātad. Reikia turėti galvoje, kad būtent tuo laikotarpiu 30-aisiais metais ar ne Latvijoje neegzistavo, galima sakyti, jokios politinės partijos. Nekāda parlamenta, pat neformāla. Nebuvo jokio parlamento, net formalaus parlamento nebuvo. Un Ulmanis bija, teiksim, no 36. gada gan ministru prezidents, gan valsts prezidents. Tātad pilnīgi vienpersonisks. Un arī, teiksim, daudzos gadījumos ļoti tieši iejaucās visu ministru darbā. Ir būtent reikia turėti galvoje, kad Ulmanis tuo laikotarpiu, o ypatingai nuo 36 metų, jis buvo vienvaldis valdytojas, nes buvo ne tik ministras pirmininkas, premjeras ir tuo pačiu ir prezidentas, ir apskritai pats skyrė ir visą ministrų kabinetą. Jā, protams, ka, teiksim, šī situācija šobrīd demokrātijas apstākļos tiek rādīta un analizēta kā pietiekami nopietna un absurdi, ja, teiksim, salīdzinot ar normālu demokrātisku režīmu pastāvēšanu. Ir žvelgiant iš šiandieninių pozicijų, iš tos tokios šiandieninės demokratijos pozicijų, tai žinoma, šita situacija buvusi yra vertinama ganėtinai kritiškai. Artėjom prie dar įdomesnio klausimo. Kol dar dirbau čia istoriniai prezidentūrai, labai dažnai sulaukdavau klausimą apie 40-osius metus, apie mūsų prezidento sprendimą 40 metais pasitraukti iš Lietuvos, kai buvo gautas ultimatumas iš Sovietų Sąjungos. Ir labai dažnai buvo pateikiamas pavyzdys Latvijos prezidento Karlio Ulmanio, kad vis dėlto gal reikėjo mūsų prezidentui taip pat likti savo valstybėje su savo tauta, kaip padarė Karlis Ulmanis. Aišku, čia yra kiti vertinimai, dar šitą galėsime padiskutuoti, bet kaip yra vertinamas Ulmanio sprendimas Latvijoje, būtent dėl šito apsisprendimo likti 40 metais. Jā, kā tiek vērtēts tieši Latvijā šī Ulmaņa lēmums, šis Ulmaņa lēmums palikt Latvijā 40. gadā? Droši vien jūs pārsteigs man atbildes, teikšu, ka Latvijā bieži vien skatās Lietuvas virzienā un saka, ka būtu labāk Ulmanis aizbraucis nekā parakstījis padomju papīrs. Ir turbūt gali nuskambėti labai paradoksaliai, bet Latvijoje vyrauja nuomonė visiškai priešinga, kad štai pažiūrėkite į Lietuvą, kad galbūt Ulmaniui reikėjo pasielgti taip, kaip Smetona pasielgė, ir nereikėjo pasirašyti jokių dokumentų susijusių su sovietinė valdžia. Jo jūsu priekšstatam tātad Ulmaņa paraksts stāv uz pēdējā Latvijas ministra kabineta rīkojuma, ar kur viņš pilnvaras nodot tam padomju varas ieliktenim Augustam Kirchenšteinam. Ulmanis pats šo rīkojumu ir parakstījis. Nes Karlis Ulmanis pats pasirašė paskutinis, Karlio Ulmanio pasirašytas dokumentas buvo valdžios perdavimas sovietiniam statytiniui, ir tai yra paskutinis Ulmanio parašas. Tā kā, jā, tā ir tā otra iespēja, un Latvijā, protams, tas, ko Ulmanis izdarīja, ir tieši 40. gadā ar šo sadarbošanos daļēji ar padomju varu vai izpildot šo padomju varu scenāriju, tas tiek ļoti kritizēts un par to daudz tiek diskutēts. Ir Latvija tikrai gana kritiškai vertinama ir labai daug diskutuojama būtent apie šį Karlio Ulmanio vaidmenį, tokį savotišką bendradarbiavimą su sovietinė okupacinė valdžia.
Un šobrīd varbūt tam arī tas varbūt viedoklis, kuram es piekrītu, ir tāds, ka, protams, ka pretošanās tas būtu kaut kas neiedomājami asiņains un neiespējams. Ir šiuo metu viena iš nuomonių yra tokia, kuriai galbūt ir aš pritariu, kad priešinimasis būtų buvęs turbūt labai neįmanomas ir kainavęs labai daug aukų, labai daug kraujo. Bet šī sadarbošanās padomju varas, šīs padomju scenārija īstenošā 40. gadā, tas ir ārkārtīgi diskutabli un droši vien, ka daudz vīrišķīgāk un labāk būtu šos dokumentus neparakstīt. Tačiau tas toks tarsi bendradarbiavimas su dokumentų pasirašymas daug vyriškesnis poelgis būtų buvęs dokumentų nepasirašyti. Ir toks Karlio Ulmanio poelgis yra gana diskutuotinas. Un, teiksim, arī tā publiskā retorika apgalvot, ka mūsu zemē ir ienācis draudzīgs karaspēks radio runā, tas, protams, aizvaino, ja kā okupācijas šobrīd lasot šos tekstus un domājot, kā ir iespējams okupācijas karaspēku nosaukt par mūsu zemē draudzīgu karaspēku, kas ir ienācis. Nes šiandien iš esmės net žeidžiantis tas pasakymas, kad štai į Latviją, į mūsų žemę įžengė išvaduotojas, išvaduotojų armija, išvaduotojų karinės pajėgos. Tai šiandien žeidžia iš tikrųjų visuomenę. Tā kā šis jautājums, ja teiksim, es teiktu, ka bruņotās pretošanās jautājums varbūt tā kā no dienas kārtības ir nedaudz noņemts un varbūt nav tik centrāls, tad šis sadarbošanās jautājums vēl joprojām ir uzmanības centrā. Ir būtent šis bendradarbiavimo momentas Latvijos visuomenė yra dėmesio centre, o tas toks ginkluoto pasipriešinimo nebuvimas tarsi šiuo metu yra šiek tiek labiau tarsi patrauktas labiau į šoną, bet būtent tas bendradarbiavimo momentas yra šiuo metu dar centre. Šiaip iš ties yra įdomus dalykas, nes kiek yra tekę domėtis, tai Karlius Ulmanis buvo gavęs taip pat ataskaitą iš savo karinės vadovybės apie tai, kad kariuomenė nebus pajėgi priešintis, jeigu būtų užpulta Latvijos teritorija. Lygiai taip pat ir Lietuvos Respublikos prezidentas ultimatumo išvakarėse taip pat sužinojo irgi tą situaciją, kad kariuomenė nebūtų pajėgi priešintis. Iš ties yra labai didelė diskusija, bet jeigu turėsit klausimų, galėsime apie šitai pakalbėti. Nes pati tarptautinė situacija taip pat tuo metu buvo nelengva. Ir dabar, kadangi mes jau kalbame valandą su biškučiu, 2 paskutiniai klausimai. Koks buvo Karlio Ulmanio likimas ir kaip Karlis Ulmanis yra įamžintas Latvijos, dabartiniai Latvijai? Ar jo įamžinimas kelia apskritai klausimų? Kāds jautājumi būtu pēdējie, tas viens no tiem būtu, kāds ir Karļa Ulmaņa liktenis un kā tiek pieminēta Karļa Ulmaņa piemiņa šodienas Latvijā. Tas celtas strīdus. Jā, vai tas atceļas strīdus? Jā, tātad vispirms par Ulmaņa likteni. Tātad Ulmanis izpildīja savu lomu šajā padomju varas scenārijā 1940. gada vasarā. 21. jūnijā sanāca šī nedemokrātiski ievēlētā saima. Tai Karlis Ulmanis tarsi atliko paskutinį savo vaidmenį šitame sovietinėme scenarijoje, jau sovietinėme scenarijoje, tai Liepos 21 dieną buvo tarsi paskutinis susirinkimas. Un 22. jūlijā Ulmani apcietināja un izsūtīja uz Padomju Savienību, kaut gan viņš bija cerējis, protams, naivi pazīstot padomju varu, ka viņi izlaidīs iespējams uz Šveici.
ir jau Liepos 22 dieną Karlis Ulmanis buvo areštuotas, nors pats jis gana galbūt ir naiviai tikėjosi, kad jis turės galimybę išvykti į Šveicariją. Ulmani tātad aizved uz Iekškrieviju, viņš tātad dzīvoja nometinājumā, tātad viņš nebija cietumā līdz 1941. gadā sākās Padomju Vācu karš. Ir Ulmanis buvo išgabentas į Rusiją, gilyn į Rusiją, tačiau jis nebuvo įkalintas, iš pradžių jis nebuvo įkalintas ir iki to laiko, kol neprasidėjo sovietų ir vokiečių karas. Un tātad 41. gadā, sākoties PSRS Vācijas karam, viņi arestēja un ielika cietumā Stavropolē. Ir jau 41 metais prasidėjus karui, jis jau buvo areštuotas ir įkalintas Stavropolio kalėjime. Un tātad 42. gadā, baidoties, tātad, evakuējot ieslodzītos, baidoties, ka vācieši tātad ieņems Kaukāzu. Ir 42 metais evakuojant įkalintosius, evakuojant visą kalėjimą, siekiant išvengti vokiečių antpuolių. Tātad ieslodzītos pārved uz Baku un pēc tam no Baku ar kuģi pāri Kaspijas jūrai uz Turkmēniju, uz Turkmenbaši ostu. Ir įkalintieji buvo evakuojami per Kaspijos jūrą į Baku, paskui Turkmenbaši. Un tajā Turkmenbaši, jeb toreiz Krasnovodskā, tātad Ulmanis cietumā mīra 1942. gada septembrī. Ir būtent ten 42 metų rugsėjį Karlis Ulmanis mirė. Un ilgu laiku tas viņa konkrētais liktenis nebija zināms, un tas, teiksim, tika noskaidrots precīzi šī chronoloģija tikai atmodas laikā un 90. gadu sākumā. Ilgą laiką Karlio Ulmanio likimas nebuvo žinomas ir daug dalykų apie jo likimą paaiškėjo būtent atgimimo laikotarpio 80-90 metais. Un tā precīzā kapavieta vēl joprojām nav zināma. Tiksli Karlio Ulmanio kapo vieta nėra žinoma iki šiol. Un, teiksim, tajā 80. 90. gadu pacēlumā un patriotismā vilnī, protams, ka bija daudzas iniciatīvas meklēt ekspedīcijā šo vietu Turkmēnijā, kur Ulmanis ir apbedīts. Nors tautinio atgimimo laikotarpio, aišku, buvo labai daug iniciatyvų, kurių metu buvo ieškoma galimos Karlio Ulmanio palaidojimo vietos. Šobrīd tur tai kapos, kuros iespējams, ka tad kristiešu kapos šajā pilsētā ir uzstādīts krusts Ulmanim par godu. Šiuo metu toje kapavietėje, kurioje gali būti įtariama, kad ten galėtų būti Karlis Ulmanis palaidotas, ten yra pastatytas kryžius. Jā, un varbūt interesanti, ka šī nezināmās kapa vietas stāsts arī ir izmantots ļoti aktīvi politiskajā propagandā, jo tātad 7. Saeimas vēlēšanās 98. gadā. Galbūt įdomu, kad šiandien, tiksliau šiek tiek anksčiau, šis Ulmanio kapo tarsi mitas toks buvo aktyviai naudojamas politinėje propagandoje, tai yra 7. Saeimos rinkimų metu. Tātad bija partija politiskā, kura tātad vēlētājiem dalīja maisiņus, kuros bija zeme it kā no Ulmaņa kapa vietas, lai tātad vecākās paaudzes vēlētājs piesaistīt, iet vēlēt par šo partiju. Tātad viņi dāvina Ulmaņa kapa zemi. Tai būtent renkant šitą Seimą buvo viena politinė partija, kuri tokiu dovanojo savo rinkėjams, tai buvo ir savotiškas rinkiminės kampanijos dalis, kai jie dovanojo maišelius su smėliu nuo Karlio Ulmanio kapo, tokiu būdu bandydami pritraukti vyresnės kartos rinkėjus, vyresnės kartos atstovus. Ja mēs runājam par otro jautājumu, Kārļa Ulmaņa piemiņu, tad es gribētu teikt, ka tā ir diezgan gara un tāda mainīga vēsture. O kalbant apie antrąjį klausimą, tai yra apie Karlio Ulmanio įprasminimą, įamžinimą, tai reikia pabrėžti, kad tai yra gana ilgas irgi ir toks nesutarimų irgi kupina istorija. Tātad atmodas laika 80. gadu beigās, 90. gadu sākumā
Uz tādu pacēluma viļņa, protams, daudz viet, bez kaut kādām īpašām diskusijām tika ierīkots piemiņas plāksnes, tātad šeit ir viesojies Kārlis Ulmanis, vai šo namu ir atklājis Kārlis Ulmanis, tika atjaunotas no jauna faktiski uzceltas viņa dzimtās mājas, kas bija iznīcināts meliorācijā padomju laikā. Taigi 80-90 metais kartu su tautinio atgimimo banga buvo labai daug įvairių Karlio Ulmanio atminimo įamžinimo iniciatyvų, tai labai daug atidengta ir atminimo lentų, ir tose vietose, kur Karlis Ulmanis yra viešėjęs, buvęs ar ne, ar ten kokį medį pasodinęs. Lygiai taip pat tuo laikotarpiu buvo atnaujinti ir Karlio Ulmanio namai, ar ne, ir kurie sovietmečiu buvo stipriai nuniokoti melioracijos darbų. Un, teiksim, ļoti daudz un arī aktīvi, teiksim, Ulmaņa jubilejās arī akadēmiskā sabiedrība, zinātnieki pētīja, analizēja, izgaismoja Ulmaņa personību, un tas bija ārkārtīgi svarīgs jautājums arī tajā akadēmiskajā dzīvē. Ir minint įvairius Karlio Ulmanio jubiliejus, buvo gana aktyviai įsitraukusi ir akademinė bendruomenė, kuris nagrinėjo įvairius su Karliu Ulmaniu susijusius klausimus ir įvairių atminimo, įamžinimo iniciatyvų įvairių. Bet drīz vien tā attieksme, teiksim, pētījumiem padziļinoties un tādai īstai diskusijai sākoties, protams, ka tie vērtējumi kļuva arī kritiskāki, reāli analizējot, kas tad bija šis autoritārais režīms un varbūt viņa mīnus. Tačiau vėliau, ypatingai tada, kai daugiau įvairių tyrimų buvo atlikta ar ne, daugiau analizuota, tai labiau pasireiškia ir tas toks labiau kritinis vertinimas, labiau kritinis požiūris į šitą būtent autoritarinį Latvijos laikotarpį. Un šīs varbūt tās pirmās lielās domstarpības parādījās 2000. Gadu sākumā, kad bija jautājums par Ulmaņa pieminekļa celšanu Rīgā. Ir pirmieji tokie ryškesni galbūt nesutarimai iškilo jau 2000-aisiais, apie 2000-uosius metus, kai buvo svarstomas Karlio Ulmanio įamžinimo Rygoje klausimas. Ļoti aktīvi šo pieminekli tātad virzīja un to ideju veicināja Latviešu zemnieku savienība, kas tātad bija atjaunota šī Ulmaņa partija, kas ļoti aktīvi Ulmaņa, teiksim, portretus un viņa citātus izmantoja savā politiskā propagandā 90. gados. Ir labai aktyviai šitą įamžinimo idėją palaikė naujai atkurta, iš naujo įkurta Latvijos valstiečių sąjunga, kuri gana stipriai naudoja būtent patį Karlio Ulmanio įvaizdį savo politinėje veikloje. Un tātad viņi organizēja arī ziedojumu vākšanu šim te piemineklim. Ir būtent ši organizacija organizavo ir aukų rinkimą paminklo statybai. No otras puses, protams, bija ļoti spēcīga kritika. Mums nav nepieciešams autoritāram līderim piemineklis. Iš kitos pusės buvo ir labai daug kritikos, žmonių kritikavusių ir teigusių, kad mums yra nereikalingas ar ne paminklas, arba mums nereikalingas autoritarinio vadovo įamžinimas. Tātad tika atrasta vieta, kas ir pietiekami neitrāla, kas nav gluži varbūt pati centrālākā vieta Rīgā pie ārlietu ministrijas, kur tomēr Karļa Ulmaņa piemineklis tika uzcelts. Ir Rygoje buvo rasta vieta, kuri galbūt nebuvo pati centrinė vieta, labiausiai akis krintanti vieta, tai vieta prie užsienio reikalų ministerijos, kurioje ir rado vietą būtent paminklas Karliui Ulmaniui. Bet līdz pēdējiem brīdim, teiksim, šis process bija apvīts ar diskusijām, bija pat alternatīvas pieminekļu konkurss Latvijas Mākslas akadēmijā sarīkots. Bija, man šķiet, pat protesta akcijas šajā procesā, un tas, teiksim, bija ārkārtīgi sarežģīti. Tačiau, tuo metu vyko ir labai daug įvairių alternatyvių idėjų, buvo surengtas ir alternatyvios Karlio Ulmanio paminklo idėjos konkursas ir meno akademija buvo įsitraukusi, įvairių bandymų buvo daug kažkaip sukurti kitokį kažkokį įamžinimo procesą ir patį rezultatą. Katrā ziņā, lai, teiksim, lai
teiksim, tā diskusija nebūtu absolūtā strupceļā, tad tika izvēlēts modelis, ka valsts šī pieminekļa celtniecībā neiegulda. Tātad šis piemineklis ir celts pa ziedojumiem un vēlētāji, tātad kopējais valsts budžeta nauda tajā ieguldīt netiek. Ir toks bendras kompromisas, kuris buvo rastas, ar ne bendras sutarimas, kad pati valstybė neinvestuoja nieko iš šito paminklo statybą, nes paminklas buvo statytas daugiausia už surinktas suaukotas lėšas. Teiksim, un pēdējā varbūt tāda diskusija vai jautājums, kas, teiksim, pēdējos gados ir, tātad vai, piemēram, valsts prezidenta rezidencē portretu galerijā ir vieta Kārļa Ulmaņa portretam, ņemot vērā, ka viņš netika demokrātiski ievēlēts par valsts prezidentu nevienu reizi, bet viņš šajā Latvijas valsts prezidenta portretu galerijā ir. Tātad bija šāda diskusija ap šo jautājumu, varbūt, ka Ulmaņa portrets nemaz nedrīkst atrasties demokrātiski ievēlēto Latvijas valsts prezidentu portretu galerijā. Ir paskutinis klausimas, dėl kurio buvo kilusi diskusija susijusi būtent su Kārliu Ulmaniu, tai buvo Kārlio Ulmanio portreto vieta, portreto buvimas ar nebuvimas tarp Latvijos Respublikos prezidentų portreto tokio eilėje, ar Kārlio Ulmanio portretas vertas būti ten ar ne, dėl to, kad pats prezidentas tarsi ne vieno sykio nebuvo išrinktas, ar ne, kaip demokratiškai išrinktas, jisai buvo pats pasiskelbė. Teiksim, tas kompromiss šobrīd ieskatīsieties Latvijas valsts prezidenta mājaslapā, tātad tur Kārlis Ulmanis ir, jo, protams, faktiski viņš pildīja prezidenta pienākumus un starptautiski viņš arī tā tika atzīts, bet tā tad ir piezīme, ka viņš pie varas nokļuva nedemokrātiskā ceļā. Ir toks, priimtas kompromisinis variantas, nes jeigu dabar, tarkim, pažvelgtumėm į Latvijos Respublikos prezidento interneto svetainę, tai ten mes rastumėm Kārlį Ulmanio atvaizdą, bet šalia jo būtų prierašas, kad tai nebuvo demokratiškai išrinktas prezidentas. Šiaip įdomi ir labai paraleli istorija, tuoj bus klausimai, nes Latvijos sostinėje prezidentas Kārlis Ulmanis turi savo paminklą, mes Lietuvoje vis dar labai smarkiai ginčijamės. Ir paskutinis bandymas pastatyti paminklą taip pat baigėsi nesėkme. Ir tą nesėkmę vienas buvęs premjeras irgi taip žaismingai pavadino ir vėl ištrėmė Smetonos paminklą į Palangą. Jā, tātad runājot par Eiropas kontekstu, man varbūt uzreiz grūti tā jums nosaukt līderis, ar kuriem es gribētu vienu vai otru salīdzināt. Kalbant apie Europos kontekstą, yra kol kas gana sunku įvardinti konkretų lyderį ar lyderę, su kuriuo būtų galima lyginti. Bet ir skaidrs, piemēram, pats Ulmanis, tas, kas ir saglabājies, ko mēs zinām par viņu uzskatu veidošanos, tā tad attiecībā uz parlamentāro sistēmu ir diezgan cītīgi konspektējis tātad Itālijas fašistu kameru piemēru. Bet kalbant apie patį Ulmanį ir apie jo pažiūrų formavimąsi, tai reikia pažymėti, kad Kārlis Ulmanis yra gana aktyviai ir stropiai konspektavęs italų fašistų darbus. Attiecībā uz otro jautājumu par latviešu un lietuviešu nacionālo atmodu, protams, ka tās savstarpējās saiknes tur noteikti ir gan spēcīgas. Kalbant apie lietuvių ir latvių tautinį atgimimą, tai reikia pabrėžti, kad natūralu, jog tarpusavio ryšių ir įtakų yra nemažai. Un tas viens, ko jūs jau nosaucāt, tātad par šo izglītošanos Jelgavā, protams, kas ir viens no vispār svarīgiem Kauņas guberņas, īpaši tātad lietuviešu izglītošanās mērķiem 19. gadsimta beigās. Vienas iš tokių tų tarpusavio ryšių, tai yra ir tai, ką jūs jau paminėjot, ar ne, tai tas Kauno gubernijos ar Suvalkų gubernijos gyventojų
mokymasis išsilavinimas būtent Latvijos teritorijoje, jūsų minėtoje Mintaujoje arba Jelgavoje. Bet otrs varbūt tāds, kas latviešiem ļoti raksturīgs un kas daļai varbūt pārņemts no šīs vācu baltiešu kultūras, ir ārkārtīgi aktīvā biedrība dzīve, kas jau visu 19. gadsimta otro pusi bija ļoti aktīva. O kitas dalykas, kuris galbūt pačių Latvių yra perimtas iš vokiškosios, iš tos baltvokiečių kultūros, tai yra toks labai aktyvus būrimasis į įvairias draugijas, kuris jau labai aktyviai vyko ir 19. amžiuje. Un tie lietuvieši, kas dzīvoja Latvijā, Liepājā, Rīgā vai Jelgavā arī, katrā šajā vietā bija pa lietuviešu biedrībai vai pat vairākām. Un tas paraugs varbūt kā sadarboties un veidot šīs organizācijas, kas Baltijā bija ārkārtīgi aktīvas, bija viņiem, protams, labi redzams, un viņi to izmantoja un šo organizēšanos, teiksim, īstenoja. Ir lietuviai, kurie tuo metu 19. amžiuje studijavo Latvijos teritorijoje, tai Liepojoje, Jelgavoje, tai ir jie jau ten buvo susibūrę į tam tikras savo lietuvių draugijas ir šitą būrimosi draugijų kūrimo pavyzdį perėmė ir paskui perkelė ir grįžę ir į Lietuvą pritaikė. Aš priminčiau tik tai gal dar vieną kultūrinį reiškinį, kurį mes perėmėm tiesiog į savo šiauriečių giminaičių. Tai yra dainų šventės. Šie metai paskelbti dainų šventės 100-mečio metais, bet šią tradiciją gerokai gilesnė ir gerokai gyvesnė turi Latvijos ir Estijos kultūra. Ir pirmosios dainų šventės jų tradicija yra gerokai anksčiau įvykę. Tai čia dar vienas toks tiesioginis pavyzdys to bendradarbiavimo. Ačiū Jums labai už kantrybę, ačiū už dėmesį. Dėkoju mūsų svečiui ir šio vakaro herojui Tomui Kikutui, daktarui iš istorijos, iš Latvijos istorijos muziejaus.